pristato Europos metų automobilis Peugeot 3008. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje ir joje mes tęsime reportažų ciklą Vairavimo pamoka. Praėjusioje laidoje pirmoje šio realybės šou serijoje mes išrinkome vairavimo mokyklą. Jie tapo ARV Auto iš Kauno. Na, o šiandien mes pasirinksime vairavimo instruktorių mokytoją ir mūsų auklėtinę mokinę. Taigi, važiuokime į Kauną. Jaunus vairuotojus linksniuoja policininkai, saugaus eismo specialistai ir kiti vairuotojai. Būktai jaunimas vairuoja prastai, pernelyg pasitiki savo jėgomis. Žinoma, dėl to kaltinamos ir vairuotojų ruošimo mokyklos. Taigi jauni vairuotojai ir pakuždėjo mums temą – savotišką realybės šou. Taigi, praėjusioje laidoje mes išrinkome vairavimo mokyklą, o šiandien mes išrinksime instruktorių ir būsimą mokinę. Norėjome, kad instruktorius būtų ne tik geras mokytojas, bet ir puikus televizijos pašnekovas. ARV Auto mums pateikė kelis geriausius savo specialistus, o kolega, laidos redaktorius Egidijus Babelis, apsimetė jaunuoliu nemokančių vairuoti. Ką, sveiki? Tai pradėkit mokyti vairuoti. Nevairau, nežinau, kaip čia kas veikia, kas čia. Vairas taip sukinės, ne, čia gazas. Vairas spėsim, pirmiausia, reikia gal atsisėstą, ne, tik taip, po to viskas gerai sėdinė, patogiai. Jo, aš gerai sėdžiu, matau priekį mašinos. Man reikia pradžiai tokios informacijos apie tave, tai ar turėjai kokios nors apskritai vairavimo praktikos arba kokios nors ryšį su kokios nors transporto priemonė? Traktorių netgi? Jo, ir esu... Kokio dydžio? Nedidelį. O kaip ten... Galės pjauti. Tokį? Jo. Tvarkoj. Nu, tai reiškia... Ir esu daugelį mašinų buvęs keleivis. Tai negalima pasakyti. Šitais prietaisais, radio... Esi profesionalus keleivis, esi geras didžėjus automobilį. Taip. Kadangi patirtis su traktorium, tai tada turėčiau tau paaiškinti šitą apie taisyklingą sėdėseną prie vairo. Pirmiausiai, čia mes turėtume nuo to pradėti. Šitaip sėdėdamas tu niekaip nepavažiuosi. Kad visai gerai, aš matau, kas priekyje vyksta. Ne, tikrai negerai. Oi ne, riešai tavo turi būti va čia. Dar biškai pasikeliam atlušą. Miegodamas nevažiuoja, mes pirmą. Mano dėdė taip važinėja. Dar iki dėdės mums toli, nes mūsų pirmas vairavimas. Ne vien dėdė beje, bet čia dar yra atskira vairuotojų kategorija, bet dabar jau per toli. Grąžink tą kampą atgal. Jeigu pedalus zasikimą, ne, reikėtų pasižiūrėti pagal vairas, rankas sugniaužus. Ne vairo, šitaip, tik ne man kertam iš lauko, bet virš vairo ištiesiam. Ir vairas turėtų ties riešais būtų, ne? Ties riešais, ar ties riešais. Surinkta ranka viškai. Jeigu laikysi taip, kaip čia ką tik rodėjai, tai yra įvairių rizikų, bet viena iš tų įspūdingesnių yra tai, kad sprogus oro pagalviai, suveikus jai, yra tikėtina, kad pats savo rankos plaštaką pataikysi savo į veidą. Tik ne taip jau vairą laikysi vairą. Bet visi taip laiko. Nu tai taip. Tėtis taip, mama taip, o tu laikysi taip. Bet aš matau, kad taip tik tai visokie čainikai laiko vairą. Vaikeliukai, ne, mes laikysim kaip priklauso. O, dabar kaip ant fotelio. Nu, kaip su BMW, tai ne? Bet čia ne BMW, čia Toyota. Bet čia su panelėm galėsi taip sėdėti, žinai, šonė irgi kitą sėdinę galėsi, bet mes kaip mokinamės, įsteisim tiksliai, kaip priklauso. Aš neatrodysiu kaip tikras driveris, neatrodysiu, bet... Reikia užaugti driverius, reikia užaugti. Reikia užaugti. Bet petis atitraukti. Taip. O turi sėdėti, kad petis būtų atremta. Ir dabar galim važiuoti. Nu kaip ir galima, jeigu viską pasižiūrėjom, jeigu pavaras mes žinom. Radijas čia, groja. Taip, telefonas išjungtas. Ne. Reikia išjungti telefoną, nes jisai labai mus trukdys. Dabar viskas buvo labai gerai, tik tais netakoja. Tai jeigu sakysiu kairę ir dešinę, žinosi, kuo skiriasi? Jo. Žinosi. Tai tada... Gal čia reikėtų užsirašyti, bet tai pabandysiu. Tik rašant reikia nesumaišyti. Aha. Nes taip irgi pasitaiko. Ir vairą nemelžiam, o perimam rankas. Kaip? Kairę, pakeičiam, o teisybė. Ir tai aišku, neralis. Raketa. Ir ne raketa.
čia yra atbaliniai pabara. Pirmą kartą... Šitas apsuktas. Čia, kad įdomiau būtų mokiniui, kad jis nežiūrėtų, kai reikia... Bet tai kaip žinot, ką jungt, kur jungt. Tai vieną kartą išsiaiškinus, reikėtų paskui stengtis jau atsiminti. Jeigu jis yra kažkur paslydęs į apačią, jis yra per žemai nuleisti. Jeigu jis kabom, ne dešinė pusė, tai reiškia, mums per aukštai. Tai visą laiką jūs diržą pasižiūrėkit, kad būtų. Jo, tik dar kol kas nejung. Stenkis nedaryti jokių veiksmų, kol aš apie juos nepasakiau. Pakeliam žiedas į viršų ir pilnai į viršų ir į... Ai, tai va čia toliau, tai tada su pirmu nesumaišys. O kodėl atbulinę pavarą reikia jungti į priekį? Bet pabandykim truputį, kad įdomiau būtų pavažiuoti jo, nes kai taip ilgai užsikalbam, tai irgi nusibosta ir man ir mokė. Čia jungi bėgi, jau Spaudžiam sankabą, ne, nes kitaip pavaros nejungsim. Pavarą. Taip, tai pavaros turbūt švelniau reikėtų. Švelniau. Ne. Stovėjimų stabdį reikia atleisti. Mes daiktas jo. Gerai. Nevažiuoja. Nevažiuoja, nes yra rankinės stabdis ištrauktas. Per pirmą užsiėmimą, jeigu mokinys išmoksta pajudėti iš vietos, tai yra daug. Net nereikia išmokti sustoti. Užtenka tik pajudėti iš vietos. Pajudėti iš vietos, tai mokė mane. Sustabdom. Čia galima švelniau. Vairas. Tvarkingai sudėjom rankom, ne su viena. Posūkiai kairiai pusės sirtelė. Įsijungia. Ir čia sukim į kairę. Pusę atskyrėjai, dar ir pirštų parodžiau. Į tą dešinę. Gerai, supratau. Žinau, kad pirmą kartą mokiniams sunkokai su pusėm būna. O kitiems ir visą laiką sunku. Labai daug veiksmo. Taip, daug vairavimas yra gebėjimas paskirti dėmesį ir nieko nefiksuoti, labai svarbu. Ne lenktynėse dalyvaujam, nieko negalim, taip su iš dešinio krašto, buvom susitarę mes, kad didesnį lanką darysim. O kur tam automobilį, kuris atvažiuos iš priekį, kur jam dėtis? Jau posūkį iš anksto į dešinę. O kodėl? Tai kai aš pradėsiu, aš dar nepradėjau sukti. Ne, iš anksto. O dabar aš pradedu sukti, parodo posūkį. O ko negerai tai? Posūkis rodomas prieš manevrą mažiausiai 5 sekundės, kad visus gale esančius eismo dalyvius ar priekį esančius reikia informuoti iš anksto. Aha. Koks čia dabar ženklas buvo, žinom ar nežinom? Nemačiau. X-as. Tai ką jis reiškia? Čia yra lygiareikšmis sankryža. Kaip taikinys atrodo. Taip. Sankaba kairiai pusėje. Aha. Kairę koją spaudžiam. Gerai. Keičiam pavarą į save, traukiam ir žemyn leidžiam. Atleidžiam švelniai sankabą. Švelniau užgeso variklį. Ir stabdį netyčia paspaudai matyti netyčia, ne? Sankaba dingo. Jo, sankaba tai dingo dėl to, kad aš paspaudžiau tu dešinę koją, tai nukeltum pedalą. Dabar tau jų nereikia. Tau dešinės kojos kol kas nereikia, vėl bandyk judėti. O? Gabus mokinys pasitaikė. Mes nusprendė išmokti važiuoti. Ne, man tai teisų reikia. Pasiemam vairą. Kas yra gale? Koks atstumas iki galo? Didelis. O jeigu kuolo nebus? Tai reiškia, važiuosiu iki kol kažkas bus. Kol kažkas bus bum tada. Aišku, kad pasižiūrim per petį irgi nieko blogo. Kiekvienas turim tokių pažįstamų, kur neturi teisų, nevairuoja, bet jis labai nusimano vairavime ir visą laiką Ne, gali aš ne tas pakomentuoti. krepšinio teisėjas, Ai, kuris sėdi prie televizoriaus savo vokalų. Gerai, tada O- gal tai išeitų, kad tu protingas. Šaunus mokinys. Na, tas mokinys apsimetėlis ne tik šaunus, bet ir sukčius provokatorius, bandantis instruktorius mokytojus išvesti iš kantrybės. Stebėjomės jų psichologiniu tvirtumu ir sugebėjimais valdyti situaciją. Su tokiu išdykeliu tikrai buvo nelengva. Taip, abiem rankom. Paplosiu, kai turėsim keistis. Ir aš padėsiu. Vis tiek tai žmogus tai turi išmokti važiuoti. Tačiau atėjo laikas atskleisti kortas ir prisipažinti, kad Egidijus yra ne tik patyręs vairuotojas, bet ir dalyvavęs daugelį automobilių slalomo bei ralio lenktynių. Aš mokau. Labai gabus mokinys. Moka, kai pasirodo važiuoti. Nu, parodyk. Taigi taip atrodė geriausio instruktoriaus konkursas ir jį laimėjo Robertas Litvaitis. Jau po to grįžę į Vilnių ilgai laužėme galvos, kur šis veidas mums matytas. Ir tik tada prisiminėme, kad Robertas dalyvavo konkurse geriausias Lietuvos vairuotojas ir pasiekė finalą. O jame pelnė 6. vietą. Tokiam visapusiškam vairuotojui ir vairuotojų rengėjui tikrai drąsu bus patikėti mūsų laidos auklėtinę, kurią išrinksime netrukus. Taigi puikų instruktorių mes jau turime. Mums beliko surasti auklėtinę, norinčią pažinti vairavimo paslaptis. Ją išrinksime netrukus, po reklamos.
Laidą pristato Europos metų automobilis Peugeot 3008. Grįžkime į laidą Ne vienas kelyje ir dar kartelį grįžkime į Kauną, bei pasirinkime mūsų naujo serialo Kaip tapti geru vairuotoju svarbiausią personažą – mokinę. Būsimą vairuotoją mokinę rinkome socialinėme tinkle. Pažadėjome, kad ARV Auto padengs visas mokymo išlaidas. Taigi, nugalėtojai buvo žadamas 500 eurų prizas. Šią žinią mes ir paskelbėme socialiniuose tinkluose. Iš visų atsiuntusių mums savo motyvacinius prisistatymus, galutiniam pokalbiui pakvietėme 3 pretendentes. Štai ką iš jų sužinojome. Koks tas pirmasis tavo automobilis bus, gal jis yra ir kur tu jo važinėsi? Mano pats pirmasis automobilis bus tikrai Toyota Yaris, todėl kad tai yra labai maža kompaktiška mašinytė, sakyčiau, gan moteriška mašinytė, kuri, manau, man tiktų. Tai nebūtų problema galbūt parkuotis. Kodėl Yaris, ne kokia nors ten Honda ar ten Volkswagen? Man jie simpatiški, tiesiog, aš kaip mergina, aš žiūriu tiesiai šviesiai, pasakysiu, kad šiek tiek ir išvaizda. Man jie gražus, jie mažiukai, tokie, tai panendėl išvaizdas. Kokį automobilį pirksi ir kodėl? Kažkodėl šiuo metu labai traukia Audi A6, universalas, nežinau, kodėl labai traukia. Bet tai ne per didelis, toksai biškį? Nežinau, teko biškį pavažinėti, tai labai patiko. Nenubrozdinsi kitų automobilių kur nors aikštelės? Ne, aišku, ne. Nebaisu, ne? Ne, nebaisu. Normaliai. Kokį automobilį tu įsivaizduoji savo automobiliu? Su manim tai tik saugu, žinokit, apie automobilius nuoširdžiai nieko nenusimanau. Aha, bet koks tam turėtų būti Honda, kokia nors Ferrari, Volkswagenas, koks? Mano požiūris į automobilius yra toks, svarbiausia, jie važiuoja. Ir yra saugus, tai man tokio pilnai užtektų. Ir tam pavadinimas visiškai tas pats? Visiškai tas pats. Ar turi kažkokią nuomonę apie Kauno vairuotojus? Vat pasakysiu tokį įdomų faktą. Kiek teko kalbėti su grupiokais vairuojančiais, jie tiek yra tiek ir iš Šiaulių, tiek ir iš Panevėžio, iš visų kitų miestų, kaip tik sako, Kauno vairuotojai yra gan draugiški, nes sako, Kaune kaip tik visi sustojo prie perėjų. Pavyzdžiui, kitose miestose sako, nieks neprileidžia prie perėjų, va kaunietis, tai atskirsi kaunietį tas, kuris būtent sustojo prie perėjos ir praleidžia pėsčiai. Ir tau, reiškia, pačiai teko įsitikinti, neužvažiavo niekada ant... Dar neteko ir tikiuosi, kad neteks. Kauno tai iš tikrųjų palyginus yra patys baisiausi vairuotojai. Baisiausiai, ja? O ko jie blogesni už Vilniaus? Tarkim, praleidi ir, nei padėkoti nereikia, vis tiek yra jau tas įprastas, kad avarinis ženklas yra padėkojimo ženklas ir ta prasme, žmonės įvažiuoja, tu juos praleidai ir jie važiuoja lyg niekur nieko, lyg čia būtų privaloma praleisti juos, nors, iš tikrųjų tavo buvo kelias. O Vilniui visą laiką padėkos, dar kažką, tikrai neteko pamatyti, kad va tai jau naglai. Kokia nuomonė apie Kauno vairuotojus? Ar jie labai geri, ar jie labai blogi, ar kaip? Tai kiekvienas, kas yra geras, kas yra blogas, sprendžiam pagal savo požiūrį, bet kadangi aš turiu baimę greičiui, tai man visada atrodo, kad visi labai greitai lekia. Tai vienintelis tokia pastaba man būtų. Kaip reaguosi, tarkim, jeigu nepraleis, pavyzdžiui, tau reikia sukti ten į kairę, o tau nekaip nepraleidžia, arba įsukti į pagrindinį kelią. Kelyje svarbiausia yra saugumas ir aš tikrai nusileisiu, praleisiu tą vadinamąjį erelį, nes taip, man svarbiausia yra saugumas ir aš tikrai nekovosiu kelyje dėl pirmumo ir panašiai, nes... Kaip sakoma, duok durnių kelią. Duok durnių kelią, taip. Pasisakinsiu, nusišypsosiu, pamojuosiu. Bandysi nuginkluoti šypseną. Taip, šypsena labiausiai erzina žmonės, negu aš ten parodysiu kažkokius negražius veiksmus. Tai geriau aš nusišypsosiu, tai gal dar labiau nervuoja. Jo, labai teisingas sprendimas. Šypsena moteriška nuginkluoja vyrus visose situacijose ir visą laiką linkiu tuo vadovautis. Mokysiesi vairuoti su Toyota automobiliu. Kuo tie Toyota automobiliai ypatingi? Gal tuo, kad jie saugus, pritaikyti tokiems, kurie nemoka vairuoti, kad padarytų kuo mažiau žalos. Kaip dažnai reikia keisti orą padangose? O Jėzus Marija. Bet gal girdėjai, kartą per 2 metus ar kasmet ar... Neįsivaizduoju, net nežinau, kad yra oras keičiamas padangose. Kaip išsituština turima. Kai išsituština. Padanga išsituština, tada ją reikia pripildyti, ne? Ne, tai matai, kad jau trūksta oro ir pripildai, ką žinau, bet tai ten, pavyzdžiui,
kai alyvą reikia keisti, tarkim, ten kas metus. Nesidomėjau tokiais dalykais, ką man domėtis, jeigu aš dar mašinos neturėjau. Supratau. Laidos ekspertų komisija nugalėtoje pripažino Rasą Lukošiūtę. Aš dėl to vykstu mokytis, kad aš visą tai sužinočiau. Sėsiu prie automobilio vairo ir bus baisu labai. Pavyzdžiui, mieste iš karto tiek daug automobilių ir iš karto pajudėti. Tikrai bus labai baisu. Ko labiausiai bijai? Gal kokią nors Kauno vietą įsivaizduoji, kurios labiausiai bijai? Žinokit, turbūt ten, kur būtų aplinkinių mašinų. Ten, kur būtų šalia mašinų, ten tarsi nuoširdžiai nenustebkit, jeigu užklyksiu kur nors besukdama, daug riksmo, daug šviesų. Su manim bus. Tu žodžiu, kad instruktoriui bus nenuobodu? Ne, su manim tai tikrai nebus. Emocijų bus, ne? Pažadu, kuo daugiau. Emocinga tokia. Tikrai taip. Kitoje laidoje mūsų auklėtinės laukia pirmoji pamoka ir pirmasis važiavimas. Pamenate, Rasa minėjo, kad labai bijo išvažiuoti į gatves, ypač ten, kur yra kiti automobiliai. Bet dabar tokia jau tvarka, kuo mažiau rekomenduojama užtrukti vairavimo aikštelėse ir kuo greičiau išvažiuoti į gatves ir ten atlikti realius pratimus. Taigi, manau, mūsų laukia intriga, o Rasos laukia iššūkis. Tačiau būtent tai mes padarysime per pirmąją vairavimo pamoką. Na, o dabar iš Kauno vykime tiesiai į Ženevą, kur šiandien baigėsi bene garsiausia pasaulyje automobilių paroda. Sena patarlė sako, jog žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Tačiau bene 20 metus mes jau planuojame kiekvieną kovo mėnesį vykti į Ženevą tam, kad parodyti jums pačius naujausius ir įspūdingiausius automobilius. Taigi mūsų reportažas iš Ženevos autosalono. Italijos automobilių gamintojas Alfa Romeo išgyvena tikrą savo aukso amžių. Kasmet jis pristato po naują vieną žavų automobilį. Pernai buvo pristatyta Giulia, kuri šlavė laurus įvairiuose grožio konkursuose, o štai šiemet matome pirmąjį šios markės crossoverį Stelvio. Naujasis Alfa Romeo visureigis pavadintas aukščiausios Italijos Alpių perėjos vardu. Stelvio kvadrifolio modelyje naudojamas 2,9 litro darbo tūrio benzininis V6 variklis su 2 turbinomis pasiekiantis 510 arklio galių. Jis buvo gaminamas remintis Ferrari naudojamomis technologijomis ir patirtimi. Būsimieji Stelvio pirkėjai galės rinktis ir kitą benzininę alternatyvą. 2 litro darbo tūrio 4 cilindrų variklis su turbina, generuojanti 280 arklio galių pajėgumą ir 400 Nm sukimo momentą. Stelvio varikliai komplektuojami su itin sparčiai veikiančia 8 laipsnių ZF automatinė pavarų dėžė. Naujajame Stelvio visureigyje naudojama pažangi 4 varančiųjų ratų sistema su Q4 technologija, kuri nuolatos reguliuoja į visus ratus perdedamos variklio jėgos paskirstimą. Įprastose sąlygose visa variklio galia perdedama į galinius ratus ir Stelvio valdomas kaip galiniais ratais varomas automobilis. Planuojama, kad šis visureigis Lietuvos rinkoje pasirodys šių metų antrame ketvirtyje. Jo kaina kol kas neskelbiama. Tai yra saugumas, tai yra skandinaviška kokybė ir labai neblogos važiavimo savybės. Visi šie žodžiai telpa į vieną pavadinimą – Volvo XC60. Tai yra automobilis tiems, kuriems XC90 yra arba per didelis, arba per brangus. Novatorišką City Safety saugumo sistemą Volvo papildė Steer Assist vairavimo pagalbos funkciją. Naujoji saugumo sistema Oncoming Line Mitigation padeda vairuoti ir sušvelnina priešpriešinio susidūrimo pasekmes. Pažangi Volvo pusiau autonominio važiavimo pagalbinė sistema Pilot Assist keliuose su juostų žymėjimu iki 130 km/h greičio pati vairuoja, begėjasi ir stabdo. Naujasis Volvo XC60 gali būti komplektuojamas su galingiausia visoje variklių gamoje, itin pažangia ir daug apdovanojimų įvertinta iš tinklo įkraunama hibridinė T8 Twin Engine jėgaine pasiekiančia 407 arklio galias ir iki 100 km/h leidžiančiai įsibėgėti vos per 5,3 sekundės.
Turbūt visi žinome tokias elementarias tiesas, kad BMW automobiliai yra agresyvūs, Volvo yra labai saugus ir šeiminiški, o Lexus yra hybridiški. Tai yra jos varo ir elektros, ir benzino motorai sykiu. Taigi naujasis Lexus LC 500 yra taip pat bene pats prabangiausias hybridinis automobilis Japonijoje. Visiškai naujas Lexus flagmanas LS vėl stoja į kovą su prabangiausiais vokiškais sedanais. Ir nesiruošė pralaimėti, nes savo amuniciją papildė ne tik moderniausiomis technologijomis, prabanga, galingais varikliais, bet ir naujus važiavimo standartus nustatančią platformą. Prabangus automobilis pasižymė aštriu, 5 metus japonų galastų dizainu ir įspūdingu dydžiu. Jis ilgesnis nei 5,20 m. Kėbulas pasodintas ant visiškai naujos GAL platformos, kurioje panaudotos daug stipresnės ir lengvesnės medžiagos. Modelis ne tik saugesnis, bet ir 90 kg lengvesnis už pirmtaką. Ir žinoma, gerokai prabangesnis. Priekinės sėdynės bus galima reguliuoti 28 kryptimis, galines atlenkti 48 laipsnių kampu. Visos jos bus šildomos, vėdinamos ir masažuojančios. Atsipalaiduoti galės ne tik gale sėdintys keleiviai, bet ir vairuotojas. Lexus Co-Drive sistema tam tikromis sąlygomis galės perimti vairavimą. Škoda stende esminių naujienų nebuvo, mat visi modeliai neseniai atnaujinti. Dabar tai liko juos padaryti truputį dar gražesniais, galingesniais, greitesniais, na ir šiek tiek papimpinti. Visoje Europoje Škoda automobilius perka kaip karštas bandeles. Tad rodos gamintojui lyg ir nereikia dažnai vilioti pirkėjų naujais modeliais. Pakanka juos papuošti naujais dizaino akcentais ir didesne galia. Vienok rudenį vykstančioje Frankfurto automobilių parodoje Škoda žada dar vieną naują crossoverį. Na, o Ženevoje galima buvo pasigrožėti naująją Škoda Kodiaq versiją Scout ir paganyti akis į galingiausią sportiškosios Octavia RS versiją 245, kurios pavadinime ir užkoduota variklio galia. Žinių iš Ženevos laukite ir kitose mūsų laidose. Nu, o dabar dar apie naujus automobilius. Tiksliau apie tokius, kurie per kelias sekundės ar net sekundės dalis virsta visai nenaudojimais. Tikriausiai girdėjote pavadinimą Euro NCAP. Nepriklausoma automobilių saugumą tirianti organizacija šiemet švenčia 20-metį. Nuo 1979 metų Euro NCAP sudaužė daugiau nei 1800 naujausių automobilių, publikavo daugiau kaip 600 saugumo testų vertinimų, kuriems atlikti išleido per 160 milijonų eurų, neskaičiuojant automobilių kainos. Skaičiuojama, kad automobilių saugumo tobulėjimą paskatinę testai išgelbėjo 78 000 gyvybių. Iki 1997 metų nauji automobiliai privalėjo atitikti tik minimalius saugumo reikalavimus. Jų rezultatai niekada niekur nebuvo publikuojami, pirkėjai negalėdavo lyginti automobilių saugumo parametrų. Tačiau pirmasis Euro NCAP pranešimas 1997 metų vasario 4 dieną parodė, kad automobilių gamintojams reikia stipriai padirbėti saugumo srityje. Pirmieji populiariausių šeimos automobilių daužymo testai atrodė tragiškai. Pirmą kartą buvo išbandyti 7 maži, populiarūs miesto automobiliukai. Pagal pačius mažiausius reikalavimus tik Ford Fiesta ir Volkswagen Polo sugebėjo surinkti 3 žvaigždutes iš 4. Fiat Punto, Nissan Micra, Opel Corsa, Renault Clio pelnė po 2 žvaigždutes, o priekinio smūgio metu į vientisą metalo gabalą susirietęs Rover 100 vos 1. Po kelių mėnesių vienintelis Volvo S40 modelis sugebėjo gauti aukščiausią 4 žvaigždučių įvertinimą. Euro NCAP bandymai atskleidė, kad retas automobilis sugebėjo apsaugoti keleivius priekinio smūgio metu. Patys gamintojai į saugumą iki tol nekreipė tiek daug dėmesio kaip dabar. Pirmieji rezultatai privertė juos iš naujo permastyti automobilio konstrukcijos projektavimą.
Automobilių gamintojai ne iš karto pripažino Euro NCAP organizaciją ir jos skelbiamus testų rezultatus. Tačiau saugių automobilių norintys vairuotojai privertė pramonę pasikeisti. Per pastarąjį 20-metį stipriai pakito automobilio konstrukcija, medžiagos. Tais laikais neegzistavusios arba tik prabangiuose automobiliuose montuotos saugumo technologijos šiandien tapo privalomomis kiekviename automobilyje. Kalbame apie saugos oro pagalvės, saugos diržų segimo priminimo funkciją, stabdžių antiblokavimo ir elektroninės stabilumo programas. Bet tai tik pradžių pradžia. Bėgant metams, saugumo testų reikalavimai augo. Pradėta automobilius daužyti ne tik priekiu į sieną. Atsirado šoniniai smūgiai į stulpą, imituojamos avarijos, kaip partrenkiamas pėsčiasis, tikrinamos aktyvios saugumo sistemos. Visi Euro NCAP saugumo testai prieinami viešai. Juos gali matyti kiekvienas automobilio pirkėjas. Saugumas yra svarbu, tai vienas iš automobilio pasirinkimą lemiančių faktorių. Ta pastebėjo ir automobilių gamintojai įsivėlę į saugumo lenktynes. Jie stiprina naujų mašinų konstrukcijas, eksperimentuoja su naujomis medžiagomis, kuria pačias pažangiausias saugumo sistemas, o Euro NCAP specialistams saugumo kriterijus tenka kelti kasmet. Dabar automobiliai ne tik įvairiapusiškai sudaužomi, tikrinamas įrangos sąrašas, bandomos ir aktyvios saugumo sistemos, kaip automobilis gali pastebėti kliūtis kelyje ir pats prieš jas sustoti. Kitais metais pasirodys testas, tikrinantis, ar automobilio sistemos geba pastebėti dviratininką ir prieš jį sustoti. Šiais laikais nauji automobiliai yra saugus kaip niekuomet anksčiau. Europa, lyginant su kitais žemynais, yra saugumo lyderė keliuose. Manau, kad ženkliai prie to prisideda ir Euro NCAP. Na, o šiandien aš su jumis atsisveikinu ir linkiu saugių kelionių bei gerų kelių. Sudie.